Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus nuvyko napus Galilėjos arba Tiberiados ežero. Jį lydėjo gausi minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus iškopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais. Artėjo žydų šventė Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą: kur pirksime duonos jiems pavalgydinti? Jis klausė, mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysęs. Pilypas jam atsakė: už 200 denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent gabalėlį. Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė: čia yra vienas berniukas, kuris turi 5 miežinės duonos kepaliukus ir 2 žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Jėzus tarė: susodinkite žmones. Toje vietoje buvo daug žolės, taigi jie susėdo, iš viso kokie 5000 vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems. Taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams: surinkite likučius, kad niekas nepražūtų. Taigi jie surinko ir iš 5 miežinės duonos kepalėlių pripylė 12 pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų. Pamatę Jėzaus padarytą stebuklą, žmonės sakė: jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną. Koks yra gyvenimas? Paprastas ar sudėtingas? Vieni pasakys, kad jis yra visiškai paprastas ir gyvena, džiaugdamės atrodo gyvenimu. Kiti pasakys, jis yra labai sudėtingas. Tačiau ar ne pats žmogus jį padaro sudėtingu? Ne tik šiais laikais. Visais laikais buvo svarbi strategija, planavimai, tačiau ypač šiais laikais, kada to mokoma net mokyklose. Štai pavyzdžiui, jeigu norite patekti į darbą, jums reikia padaryti planą veiksmų, kaip pavyzdžiui įveikti kažkokią situaciją. Ir darbdavys, norėdamas pasižiūrėti, ar esate kompetentingas, užduos jums situaciją, sakys: o kaip jūs veiktumėte tai? Kokį planą jūs matote, kokią turėtumėte viziją mūsų kompanijai arba savo darbo vietai? Ir žmogus pluša visą gyvenimą, tobulindamas ir kurdamas naujus planus, naujas strategijas, tačiau gyvenimas nuo to netampa lengvesnis. Nereta šios strategijos ir šie planai nuveda į depresiją. Tačiau kas, jeigu žmogus iš tiesų klysta? Jeigu jisai pats savo gyvenimą daro tik tai sudėtingesnį? Pabandykime pasižiūrėti iš kito kampo. Ir tam pasižiūrėkime į šios dienos Evangeliją. Štai pavyzdžiui, šios dienos Evangelijoje Jėzus yra tarsi darbdavys. Jisai Pilypo klausė: kaip pamaitinti reikėtų visą minią? Ir štai Pilypas, remdamasis savo protu, pažiūri į tai, kiek jie turi pinigų, sako: pinigų yra per mažai, kad mes galėtume pamaitinti visus žmonės. Tačiau Simono brolis Andriejus išdrįsta pasakyti tai, kad dažniausiai kiekvienas žmogus arba daugelis žmonių nutildo savyje. Galbūt yra kitas kelias. Ir jis sako: taip, bet čia yra vienas berniukas, kuris turi 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis. Bet nenorėdamas atrodyti kvailai, sako: jo, aš suprantu, tai yra labai mažai. Tačiau Jėzus sako ką? Pasitikėk manimi. Pasitikėk manimi, atiduok į mano rankas visą savo gyvenimą. Neretai galvojame, kad vienas žmogus nėra tas, kuris galėtų nugalėti. Tačiau pagalvokime, kas būtų, jeigu šios dienos istorijoje tas berniukas, kuris pasiėmė 5 kepaliukus duonos ir turėjo visai kitokį planą, būtų pasielgęs kitaip. Mažas berniukas, 5 kepaliukai duonos, maisto užtektinai ir ne vienai dienai. Tačiau jisai, matydamas, kiek daug yra žmonių, vis dėlto išdrįsta pasakyti: aš turiu ir galiu pasidalinti. Ir štai šis berniukas, kuris turėjo savo strategiją, kaip išgyventi, išdrįsta surizikuoti ir į Jėzus mokinių rankas atiduoda savo išgyvenimo šaltinį – 5 kepaliukus duonos.
Ir Jėzus pasirūpina. Pasirūpina ne tik tai juo, pasirūpina iš tiesų visais žmonėmis. Ir iš 5 kapaliukų duonos jisai pamaitina 5000 vyrų minę, neskaitant moterų ir vaikų. Šios dienos Evangelijoje Jėzus, stovėdamas ant kalno, mums labai aiškiai sako: aš esu valdovas, kuris galiu tavimi pasirūpinti. Tau tai reikia surizikuoti ir atiduoti į mano rankas savo gyvenimą. Nebijok, aš turiu tau planą, turiu tau patį geriausią planą, kuris tavęs nenuvils. Bet tam tu turi žengti tikėjimo žingsnį ir atiduoti savo gyvenimą į mano rankas.